Čia reporteris Kersas, o už mano nugaros žmogus, vyras, moteris, Mindaugas būsimasis garsus dizaineris. Mindaugas toks jaunas, o jau turi net savo parduotuvę už tėvų pinigus nusipirkęs. Tai yra irgi gandas, nes pas mane šeimoje yra... Profesorė mama. Taip. Tai va. Aš tikrai... Tu įtvirtinai, kad aš tikrai būsima Lietuvos ir ne tik žvaigždė, nes nėra svarbu, ką vyras veikia savo gyvenime, svarbu legendaujantį aplinkiai. Šiandien aš jaunas ir gražus, šiandien aš iš aristokratiškos šeimos, aš elgiuosi gėdingai. Tai mano darbas. Kaip gėdingai? Parodyk savo kūną, moteris. Aš nesu moters kūnas. Aš esu normalus vyras, atliekantis vaidmenį moters kažkur nuotraukas. Aš Lietuvoje nejaučiu nei vieno konkurento vaikinų tarpe. Nei vienas vyras, nei vienas transvestitas tau ne konkurentas. Nėra Lietuvoje gerų transvestitų. O tu? Aš esu heteroseksualus transseksualas, o transvestitas yra tas žmogus, kuris pasikeičia lytį. Tai į lovą vyrų nesivedi? Niekada gyvenime nesu jų turėjęs. Ne, tu 100 litų neeitum. Tai gali būti aptartas su mano žmonėm, kurie racionalaus proto, tu prasme, to proto, kuris yra užmokėti mokesčius. Tai yra žaidimas, tu prasme, kaip tu... Tai už mokesčius, jei užmokėtų už elektrą, tai eitum gult su vyru. Aš galiu juos užsidėti. Šitokiu būdu. Šitokia prostitucija. Iš tikrųjų, prostitucija yra mano devizas. Prostitucija man yra viskas. Mano prostitucija yra tokia, kad aš pasirinkęs geriausią prostitucijos formą. Tai mano kaukė. Tai tu dizaineris ar prostitutė? O tu žinai, kad aš noriu būti dizaineriu. Aš noriu būti priedo dizaineriu. O kas dar, kas dar? Viskas, kas kelia mane į kelią, tapti garsesniu už Jėzų. O ką galėtum dėl šlovės padaryti? Priklauso nuo sąlygų. Nu, ar eitum gatvę nuogas? Žinoma, jeigu tai būtų užmokėta, bent 50 O dėl šlovės, dėl šlovės? Nu, tai šlovė yra prekė. Tai einam, išsirenk ir einam gatvę. Tai pasirai. Mindaugas gatvėmis vaikšto su aukštakulniais, su moteriškais rūbais, šenjonais visokiais, o namie laisvalaikius skaito knygas apie gėjus. Tai Mindaugai, kodėl tau patinka tie gėjai, moteris? Nu, tai yra požiūris į mane. Tai nesu aš. Tai mano rolė. Aš to tikėjausi, tu įtvirtini tai mane apsikabindamas dabar ir aš per šį interviu pastebėjau, kad aš į nieką nežiūrėjau. Nes aš patenkinau savo mintim, savo darbais. Aš darau iš lėto ir kokybiškai. O ir moki pavaidin Marilyn Monroe? Žinoma. Pavaidin? Aš manau, kad aš geriausiai darau iš vaikinų. Pašok, mesk savo kailius, šok, na. Parodyk ekstravagancijas. Aš parsiduodu kaip kvailys. Tai nerodysi šokio. Ne, aš kalbu frazėm. Pakalbėk frazėm. Labai daug ir pagaliau užklaus. Aš atsakysiu. Kokia mėgstamiausia? Kas yra mėgstamiausia iš vis? Mindaugas Jankauskas dabar. Bet, ta prasme, užklaus manęs klausimą, aš atsakysiu savo frazę. Užvartyk mane, nugalėsi mane. Štai toks Mindaugas Jankauskas, būsimasis dizaino specialistas. Ne, aš esu pirmoji tikra Lietuvos superžvaigždė. Mega, su savo požiūriu, unikumu. Aš nepriklausau produceriam, aš jas nusipirksiu. Tai va, broliai benčiai, saugokitės, visai paslaugų visokių turi, sakė ir prostitucija, ir taip toliau, ir taip toliau. Žiūrint, kaip tai pažiūrėsi. Lietuva, saugokis.